Šiandien surinkti 2 maišai šiukšlių. Va, ir taip atrodo šiandien sodas. Yra rugpjūčio 30. Visus supuvusius ir šiaip nukritusius pamuštus sugrėbiau, surinkau ir, žodžiu, jie yra išmesti. Kiti obaliukai štai čia. Aš nesu iš tikrųjų labai obalių mėgėja. Kaip jūs? Nu, vat nelabai kažkaip. Aš kriaušės labiau mėgstu. O, vaikštau po šitą sodelį. Lėtai juda viskas ir galvoju, kaip lėtai, Dieve. Ta sodyba, kada ją iš vis prikelsim. Norisi sakyti net ne per kiek metų, o per kiek dešimtmečių. Va. Ten upė, šalia mūsų upė. O mano kriaušės. Kurios vis dar noksta. Bet va, žiūrėkit, yra ir tų, va, matot. Va, nu kas čia? Kodėl jos ant medžių buvo? Nu kas yra? Jom vat lyga turbūt, va, lapai tokie. Aš žinokit, nu tik be pradedanti sodininkė. Ašgi visiškai esu miestietė. Tai man tai yra visi šitie vaismedžiai labai įdomu, bet nežinomas mokslas. Tai va. Taip va. Čia patiesiau sūnui truputį prisėsti gamtoj pabūti. Vyras tvarko šitą pastato sieną. Čia ne tą pusę, kitą pusę. Va. Aš rinkau šiukšlės, pavargau ir dabar taip truputį galvoju pasivaikščiosiu ir jums parodysiu, kaip čia viskas pas mus. Nu, žinokit, nieko naujo iš tikrųjų. Nieko labai naujo. Judam lėtai. Aš paskutinį kartą čia buvau išvis prieš 3 gal savaitės. Va, dabar pamačiau šitą krūmą ir prisiminiau, kad mačiau tokį vaizdelį su informacija, kad reikia būtinai žiedus jų nukarpyti. Tai va dabar eisiu tą ir padarysiu ir po to jums pafilmuosiu. Kaip gavosi.